Leisk supažindinsiu tave su subalansuota mokslo ir gyvenimo rutina. Ja aš naudojau ir gimnazijoje, ir studijų metu, ir ji man leidžia neperdegti ir palaikyti visavertį gyvenimą. Tai čia ne šiaip tvarkaraštis, o rutina, kuri realiai veikia. Grįžusi iš studijų, tiek iš mokyklos iš karto čiumpu dienoraštį ir išsirašau viską, kas mano galvoje, o taip pat ir darbų sąrašą, ką turiu šiandien padaryti. Viską išsirašysi skiriu laiko poilsiui ir sėdu prie namų darbų. Pasidariusi namų darbus turiu 15 minučių pertraukėlę, atsigauti, įkvėpti gryno oro, pailsėti. Tada skiriu laiko namų darbų pasitikrinimui. Astra jai man pasirodė naudingiausia dėl to, kad jinai veikia greičiausiai. Pasirenku savo temą ir pradžioje man siūlo pradėti nuo podcast'o. Keliauju užduotimis toliau ir renkuosi išmanųjį vadovėlį pasitikrinti žinias. Padarau bandomąjį testą, kad užtvirtinčiau žinias ir pereinu prie teisinga-neteisinga kortelių. Čia akivaizdžiai reiks dar pasikartoti. Kadangi turėjau visą dieną mokslų ir paskaitų, skiriu šiek tiek daugiau laiko pabūti su savo draugais arba užsiimti hobiu. Šiandien tapysiu su tušu. Apie 30 minučių skiriu vakaro rutinai. Studento vakarienė. Ir prieš miegą skiriu dar šiek tiek laiko trumpam pasikartojimui. O po 8 beliko pasiruošti miegui.